Sveiki, mano vardas Gerta Barkauskytė ir iš švedų kalbos išverčiau Evos Frans knygą Siaubo sanatorija. Tai pasakojimas apie Helsinkyje gyvenančią mergaitę Stiną, kuri serga tuberkulioze. Jo šeima didelė, tėtis žuvo kare, todėl vaikais iš visų jėgų rūpinasi mama. Mergaitė gydytojas pasiūlo galimybę išvykti į sanatoriją, kuri galėtų kvėpuoti grynų miško orų ir gautų visą reikiamą priežiūrą. Stinai atvykus, jai atrodo, kad sanatorija primena pilį iš pasakų, tačiau čia jos nelaukia visiškai jokios pasakos, jai vieniša ir ilgų namų. Netikėtai ji sutinka Rubeną, panašaus likimo berniuką, ir čia prasideda jų įvairiausių paslapčių kupini nuotykiai. Stina susidarė sanatorijoje su paslaptingais apylinkių gyventojais, gydytojais, seselėmis bei su pačia mirtimi. Tai dramatiškas ir gana šiurpus pasakojimas apriepiantis tokias temas kaip draugystė, namų ilgesys, tačiau ir medicinos etika bei žmogaus teisės. Tai ir paveikus pasakojimas apie vaiką susidurinti su mintimis apie mirtį, sujaudinsiančiomis iki širdies gelmių. Knyga puikiai tiks tamsiems rudens vakarams, tiek saulėtoms vasaros dienoms, jei netyčia pasidarytų per šiurpu. Knyga puikiai tiks skaitytojams nuo 10 ir 12 metų ir ypač tiems, kurie ilgisi paslapčių ir nuotykių, šiek tiek įtampos, tamsesnės atmosferos bei stiprių ir itin empatiškų veikėjų.